Nu ką, sveiki gyvi Žydrųjų ekranų gerbėjai. Sveikinu su jumis iš nuostabaus Lietuvos kampelio, Dzūkijos nacionalinio parko. Vat kur vėjas mane atpūtė. Šiandien noriu jums parodyti neeilinį savo pasivažinėjimą. Kviečiu neperjungti Žydrųjų ekranų ir likti su manim. Gausit progą aplankyti tokias vietas, kur retas mirtingasis Lietuvoje gali įeiti. Išsivežinėjau medį iš Čepkelių gamtos rezervato šalia, ne paties, bet šalia. Ir iš sienos apsaugos zonos, kur su leidimai, su viskuo, kur kaščiunkė pastatyta. Tai va, važiuojam kartu, galėsim pasidaryti. Daug maž matysit, kaip atrodo. Ten va medį sandėlioju, iš ten atvažiuojam. Čia va balniukai mano sukasi. Šiandien 5 buvo. Atrodo nieko, toks apsisukimas, bet čia jau rausėsi žemė. Aš iš ten, kai atvažiuoju, kai sukuosi, tai su priekaba man biški ta pušis trūkdo, bet jos nepatrauksi. Tai kai jau man čia nebesivairuoja, gaunu atbulas paduot. Tai va ir ten įsikrauna, atvažiuosi toj balnai, sustosim ir sumesiu. Tai va, ką, bandom tada judėti į tuos gražiuosius kraštus, gražiuosius miškus, gražiasias vietas. Girdžiu, klausėt, ką aš čia veikiu, ne? Tai išvežioju medį, kažkur gaunasi 7 kilometrai išvežt. Esmė, kad ten, kur sandėliuota mediena, sudėtinga patekti. Leidimų reikia visko, įmonių rekvizitų. Vienu žodžiu, daug popierizmo, nes grinai reikia suktis prie kaščiunkės. Paprašiau man išvežti ir ten yra tokių įdomesnių vietų, tokių kaip ir smėlio pralūžimų. Paprašiau išsivežti. Mažiau visokio popierizmo ir kitokių nesąmonių. Tai va, mediena, tokį tuneliuką reikia atsivežti. Tuoj matysit, kokiu posūkiu reikia įsilaužti. Iš tos pusės kaip ir nieko, gal biški lengviau. Va tos pusės, kad važiuosim, tai bus sudėtingiau. Vakar naktį aš atvažiavau vėlai vakare ir bandžiau suktis, tai buvo strioko. Miškininkai sakė, kad čia sukasi chebra, važiuoja. Turėčiau ir aš apsisukti. Bet einu, kaip matot, tokiu va milimetrais. Va, išsisukam. Ir dabar prosto, kokius, nežinau, 6 kilometrus miško keliu. Dar va girdžiu rėkia, tu gamtos nekotojau, vagie, kam čia Čepkelių rezervatą išveži, baigi parduot. Girdžiu, yra tokių, nusiramink, išgerk relaniumą, atsisėsk žalios arbatos, jeigu relaniumas nepadeda, ar per stiprus, nežinau, klausyk. Praėjo vėjovartos audra, išvartė daug medžių, ir grinai ten toj vietoj palei pat sieną, kur tas rezervatas, tai tas vėjovartos, kur ne rezervato pusėje iškirto, išvalė ir reikės išgabent, o kur rezervato pusėje ten viskas palikta. Čepkelių rezervatas, tai seniausias rezervatas yra Lietuvoje. Didžiausia, man atrodo, ar Europoje, rytų Europoje, aukštapelkė. Ežeriukų, pelkių, retų augalų, tetervinų, lūšių, briedžių. Gyvūnijos rojus čia vat. Ir galima lankytis tik tai griežtai su direkcijos leidimais, su gydu. Negali va taip užsinorėjęs ateiti ir veikti, ką nori. Ženklai sustatyti, eiti draudžiama ir taip toliau. Tai va, ir aš ten eisiu, ten, tarkim, kaip vėjovartos yra anoj pusėj ir šitoj. Tai, tarkim, čia vat yra kelias eina, jis skiria. Čia kairiai rezervatas, o dešiniai nerezervatas. Čia Dzūkijos nacionalinis parkas visur. Ir iš tos pusės ištraukta, susandėliuota prie kelio, o ten matosi irgi toliau medžių prilaužyta, išlaužyta. Vienu žodžiu, bet ten nieks nelenda, nieko nedaro. Ir teisingai, reikia gamtai irgi palikti, pačiai tvarkytis ir atsikurti.
ir tas nuvirtęs upos medis yra kažkam naudingas. Tokia vat situacija. O kaip matot, keliukas toks įdomus, bet čia ir su balnais kai kas važiuoja drąsesni. Nėra jau taip blogai. Man, kadangi vis tiek reikia įsivežiuoti, reikia laukti. Greičiau įsivežiuosiu, susimatuos. Ir bus biški man bistriau. Apsižiūrėsim, parodysiu jums biški tą rezervatą. Kaip ten kas atrodo. Keliukas vietom toks jau palūžęs. Žiūvo smėlis ir pradeda lįst gilyn. Bet, kaip ir sakiau, dar nieko labai kritiško. Turėtų būti gerai. Turėtume važiuoti ir išvažiuoti visur. Kaip matot, dulkės kyla, dulka kelias baisiausiai. Bet nieko, normaliai. Dar noriu atkreipti dėmesį jūsų, koks gražus miškas čia kelias. Kaip gražiai išaugęs. Tikra gamtos oazė. Nu gaila, kad čia tas pasieniečiai. Ne. Nu. Štai niekur nesitrauksiu. Jau tu varyk atbulas. Dar reikia pasakyti, dar du miškovežiai, man atrodo, atvažiuoja. Tikis sustoja ir tikis, kad aš atbulus važiuosiu su priekabu. Su Subaru, tai tiesiog ir varyk tolyn. Reikia pasakyti, kad dar palauktų, dar du miškovežiai turi atvažiuoti. Gerai, kad nekrautas. Čia nėra tokių nei keliukų nieko, kadangi saugoma teritorija. Nei čia kur įlysi, nei čia ką. Nei aš kur nuvažiuosiu, nei jisai nuvažiuosiu. Miškovežiai čia, kur link sienos važiuojat, girdit? Nešneka per raciją. Miškovežiai, kur link sienos važiuojat, girdit? Pasakysiu, kad dar du atvažiuoja. Ačiū labai. Dar du miškovežiai, kiek žinau, atvažiuoja nuo Musteikos, skambino miškininkai, sakė, kad iš paskos, tai... Ką? Nu, aš manau, nes aš važiavau iš Musteikos, man paskambino miškininkas, sako, atvažiuoja dar du. Tai susitiksit, matot, čia nelabai kur yra ir pras... Aha. Nu, tai perspėju. Nu va. Nepiktas. Bet taip atsargiai vyrukas. Nu, aš su tokia mašina tai būčiau šovęs. Nu, tad bulinių. Va, čia yra tokių, tų priešgaisrinių turbūt linijų. Va, tokių va, palei kelią, tai manau, kad galia ir čia važiuot. Va, čia pralūžimai tokie jau pradarytis. Ir matosi, va čia va, kur audros praeita šita teritorija. Čia gal ir prieš tai buvo kažkas jau daryta. Ne, va, visur stuobriai stovi išvartos. O kaip matot, stuobrynai tokie. Per langas apkakotas, bet, nu, vienu žodžiu, čia va ėjo audra ir viską velniop išvarė. O dulkių. Nu, miške biški geriau. O čia jau kur ant laukymės. O šaknis šviečia visur. Toj pusė irgi va ten va. Karočią, praėjo viesulas. O mes baigiam atvažiuoti į draudžiamą zoną. Ženklas valstybės sienos apsaugos zona. Čia jau su leidimais tik tai galiu būt, kuriuos esu gavęs. Turiu siųst asmens duomenis, patikrina, ar čia gali būt, taip toliau. Gauni leidimą, laukiau parą, kol suteiktų ir tik tada va, galiu važiuoti čia. O čia va, po kairę pusę prasideda Čepkelių rezervatas.
Va, čia jau ženklas stovi pirmas, tai įtariu jisai yra nuo šitos va linijos ir eina. Ir eina į tą pusę. Va, čia jau yra Čepkelių gamtos rezervatas. Kaip ir minėjau, lankymasis be gydų ir leidimų griežtai draudžiamas. O, kažkas dar atbilda. Pasieniečiai turbūt. Jo, pasieniečiai. Kabinsis prie manęs, kaži ar ne? Čia gal prasileisim. Kažkur jie čia labai greitai laksta. Skuba. Jie pro mane pravažiavo sandėlykais, pietavau, tai jaučiu tas pats pravarė. Gal vaikosi tą Subariką, įtariu paskui tą Subariką leki, nes pro mane pravarė jie čia. Toks vyrukas įsigandęs, nelabai užtikrintai gal jaučiasi, paguldis veido ant žemės. Čia va nacionalinio parko dalis, o čia jau rezervatas gamtos šitoj pusėj, bet grožis tai neišpasakytas. Afigienai gražu. Nerealiai. A ne? Tai varom, dabar apsisuksim. Prie Kasčiunkės ir žiūrėsim, kaip ten mums seksis. Aš čia vakar atvažiavau, taip sukausi iškart, susižiebė šviesos kameros, šviesos iškart signalizacija įsijungi. Kauk pradeda, gal girdėsit ir šiandien bus. Taip pat ir vyksta sienos sargyba. Kameros, apšvietimas, garsiniai, davikliai, garso, įspėjimai visokie. Turbūt nebereikalo, ne? Kaip galvojat. Ir atvarėm. Čionai. O ten toliau turėtų jau būti Kasčiunkė. Čia jau tokias kameras sustatyta. Gal čia jau ir siena, nematau sienos ženklų. Gal girdėsit jūs, kaip ūžia. Aš va taip va sukuosi į tą pusę, tada ten stumiuosi atbulas ir važiuojam. Tikiuosi pasieniečiai netlėks, nereikės čia dažnai leidinėti jų pro šoną, kad pravažiuotų, nes nėra čia daugiau kelių, kur apvažiuoti. Sakė, galima dar kažkur ratu važiuoti, bet dar plus 10 km. Čia toks dievo užmirštas kraštas, nepaliestas. Gal ne užmirštas, gal kaip tik atvirkščiai. Turim tokias vietas Lietuvoje, reikia saugoti ir branginti. Negirdžiu. Kaukė, nekaukė laukia. Jūs gal girdit, a? Signalizacija. Gerai. Stosiu, turiu čia prasileis dar 2 miškovežius, sakė, prieki manęs, jie turi krautis, tai laibūna. Galim pažiūrėti, kur esam. Ryšio, traukia biškį, bet įsijungęs visus kabeliai. Ai, čia už pagavę bokštą. Tuoj atsigaus gal GPS-as. Taip, kur esi, Mariau? Va, šį čia mes esam. Tik į sienos dar kokie 500 metrų į tą pusę, bet čia, kadangi visur pelkės, ant čia gal teka dar. Pačiuose Lietuvos pietuose esam. Kažyra ar dar piečiau. Nu, žiūrint vizualiai, gal čia kažkur arčiau Leipalingio, gal šitoj dar kišeniai būtų piečiau. Nežinau, kur yra piečiausias Lietuvos taškas. Pabandysiu surasti aš jum. Va, dedu jum nuotrauką, kur jis yra. Tai va, esam piečiausiam Lietuvos taške, galima sakyti. Lemba operacija nieko neatsiliepia. Gal reikia pabandyti čia pavažiuoti. Pasižiūrėsiu, ką atbulas atsistumsiu. Matysiu, ar atvara, ar netvara. Čia plačiau, jeigu pasieniečius ar ką praleisti reikės. Į tą pusę siena yra.
Čia šitie visi keliukai apstatyti kamerom, kaip matot. Davikliais ir taip toliau. O, girdžiu, kažkas atvaro. Tai reiks stumtis atgal. Va, biškį pastovėjau. Važiuojam atgalios. Kur tavo fiskaras? Fiskaras dabar mano, jei mariukai gerai van balso suprantu, likęs atsikabinės ir jisai skersuojasi ir taip minėjau, kad man pirmam važiuota, ne? Jo, tu pirmas, tai jis tavęs jau laukia, ne? Jo, mes abudu atvažiavę. Tai tada aš tavą krausysiu, o tu čia ką krausysi? Rastus aš čia po kairę. Kasgi Kaliošui buvo, kad važiuojas? Buvo. Bet tada viskas gerai, viskas groja, mane pakrauna ir tu gal pasikrausim tą laiką. Tai. Jo, gerai, tai tvarkoj, tada judam. Pasieniečių nesutikot? Su barika? Sutikom, šitą, jie nuvažiavo link kaimo, tai čia jau dabar nežinau, jie atvažiuos, neatvažiuos. Nu jo, jie čia gerai praeidžia, aš čia sandėlį jo susitikau. Ir su barika sutikau, žinai, pusiaukeliai vyrukas važiavo, sakau, gal tavijas? Sunku pasakyti, kas čia vyksta, žinai, čia, kaip tu sako, matai, kad čia nei ryšio, nei nieko, nežinau, tiksliai, kas čia vietiniai, ne vietiniai, čia, žinai, mes irgi toks, kaip sakyti, jau čia tolimiausias taškas druskininkų, kurie dėjo. Jo, nu supratau. Gerai, ką, susimesim ir judam, ne? Jo, tai matysim, mane pakrauna ir jei tu pasikrauni, tai važiuoju aš ir kad tu pralysta ir viskas gerai, o maniškis pasiliko priekabą nemaišys dabar niekas čia ir jisai pasikraus, kitas nebus, gal save dausimės, viskį matysim, žiūrėsim kažką. Nu, supratau, gerai. Nu, aš ką, kokių 20 minučių ir važiuosiu. Tai varom, žinai, dar kartą man reikia grįžti, užsikrauti, įsivežt dar vieną reisą. Pakrauna ir viskas. Sako, čia jau prasiliskimas, matai, koks. Dar jūs, o aš tai jau malas, tai matau, jau čia mušas. Tai čia vis greideris varo į tą greiderį, bet kad iš čia piestas iš vieno šono į kitą stumdo. Kiek pėdėtos kalbos, tai pylė, bet ratos pradėjo iš karto montuot visi. Tai dabar biskį gal jau čia kiek geriau, bet čia ir pavojus. Ką tada? Stojam ir einam krautis, ne? Užsimesim rastelių gražių ir išsivešiu, nusikrausiu, dar kartą vat galėsim pargrįžti. Pažiūrėkit, koks gražus vaizdas pro langą. Wow, dėl tokio vaizdo galima ir čia atsibelst. Žiauriai gražu. Pasaka. O mūsų mediena yra va čia. Tas oštapelis po kairę pusę. Va čia. Volia. Reik dabar šok greit susimest. Jungiam siurblį, duodam gazą ir kraunamės. Nu va, užsikroviau. Prisidėjau, prisibūbinau. Dabar iki tarpinio sandėlio bandysiu iš lėto linguot. Ten va, gale miško daug išvartų matosi. Va, aš taip nekukliai užsidėjau iki tarpinio sandėlio. Važiuojam, nusikraunam ir vėl čia grįžtam. Dar vieną tokį pat reisiuką rytoj įsivešiu.
Ką dar žiūrim, ar kolegos pasikrovė. Lyg ir jo. Ar dar šiufliuoja. Gal dar šiufliuoja. Matau čia. Tai baigs kraut. Palauksim. Jo, dar dirba. Aha. Jam gal reikia ten toliau stoti. Nu, kažkur prasilenksim. Per galą krauna. Reikia gal pasilabinti. Paklausti, kaip sekasi. Hebrai. Ai, ką blogiausia atveju kažkur. Ai, va ten va ir keliukas įsistums ir viskas. Ir pravažiuosiu. Nu, pašnekėjom. Galima judėti. Iš čia. O dulkių kamuoliai. Bus smagu. Blemba, biškį reikia P raidę įsijungti. Kad nebūtų cirkų. Čia nevažiavo. Nu, gali čia, nors čia sausa. Nieko baisaus. Netrodo, kad čia būtų labai blogai. Ai, čia įvažiuos va į kairę. Pasims priekabą. Irgi suksis po kameram. Tu išjungęs raciją? Aha. Tu žinai, ką padariau? Aš į ten važiuodamas mašiną užsikrausiu, kad tu įsikrovęs atvaryk, kad tu čia trūksi ant žemės. Ką? Aš labai ilgai linguoju. Neskubu. Gerai, tada aš skubėsiu. Nu. Nu va, prasileidom. Galim bandyti šį važiuoti lėtai. Blemba uodai kokie čia pikti, žinokit. Piktybiniai. Čia va, šitą atkarpą. Vakar buvo čia duobės kelias, mušėsi, bet va, dabar pradžiuvo. Pasileido. Op. Smėlis. Jo, čia kol kas normaliai va ten bus su šito posūkio. Kažkur vieną vietą tokia įdomesnė. Op. Čia. Jau negali lėkti. Labai jau čia skaudžiai jas krenta. Jau čia reikia greiderio, kad pralyginti jas. Čia va šitie pralūžimai. Nu, čia va labai taip skaudžiai atrodo. Dugnas kol kas jaučiasi. Op. Išlinguosim. Ramiai. Baisiausia vieta lyg ir pravažiavau. Gal dar bus porą tokių vietų biškiai įdomesnių, bet šitas pralūžimas buvo rimčiausias. Nu va, ir krautas lėtai iki tarpinio sandėlio ir judo iki posūkio. Tai va, važiuojam dabar iki gyvenvietės, ten bus geras posūkiukas. Pamatysit.
Na ką, matau baltą galą tunelio gale. Baigiam išjudėti. Čia dar porą kalniukų persverčiu, va. O, reikia mechankę dėti, kad nesugalvotų perimt pavaros. Ir viskas. Pervažiuojam nuokalnę. O čia ir gyvenvietė. Labai graži gatvė. Gandrų parašyta, mačiau. Dabar reikia užsisukti kairę pusę. Tam va pasakėlį. Neišverčiant tvarų būtų šaunu. Įmam kuo labiau dešinės. Sukam į kairę. Čia man va tas kampas nifiga nesimato. Bliam, jaučiu, eisiu palei pat tvorą, bet turėčiau lyg ir nenugriaut. Ne, negriūna. Milimetrais. Čia tarp tų lazdynų visų prasilinguriuot. Lyg ir gerai. Einam. Nu, baigiu pasiekti sandėliuką. Reikės nusikraut dabar ir obliam palei pat medį ėjo priekaba. Nusikrausim ir varysim atgalios. Dar reikės dėti ant kapeikas, apsisuksiu. Nu, gal pravažiuosim tos buksavimus. Dabar ką, va, čia ir įsikrausiu. Vietos pasidarysiu, reikia pasidėti rastus, kad paklotės negadinti ir mest. Tai vėl jungiam siurblį, duodam gazą ir dirbam. Galim čia judėti. Prie sankryžėlės dabar sustosiu, palauksiu, kol kolega Gytis atvažiuos ir tada jau aš lėksiu į mišką. Reikia čia prasileisti, aš tikiuosi, čia labai kažkas nevažinėja. Į kiemus įvažiavimai gal čia ir yra, bet kažkaip kažką. Na jo, aš gal galėčiau, bet čia tokias gatvelės, čia kiemus, tai nesistumsiu.
Man į šitą pusę reikia. Nu, tai čia va ir staptelsi. Čia yra į kiemą įvažiavimas. Blemba, koks gražus dzūkiškas kaimas. Žiauriai graži vieta. Per tą laiką jaučiu reikia užkąsti. Kiek čia valandų, jau 6:30, reikia pietus gal pavalgyti. Jaučiu todėl ir pilvas auga, kad pietus reguliariai valgau. Kokia būna 7, būna 1, būna 10. Nu, va taip. Nu, karočią, tik įsitraukiau pietus. Atsisėdau keleivio pusėje valgyti. Durė žiūriu, pasieniečiai atbėgė. Su švyturėliais, be sirenų, be nieko nemačiau. Sėdėjau toj pusėje, tarp lapų nesimato. Tai liepia pasitraukti, praleisti. Tai va, tai atvarau prie kryžiukų šitų. Jo, blemba gražiai papuošta. Dzūkai turi gražių tradicijų. Gražus kraštas, ne? Jo, laksta jie čia pirmyn atgal. Vsio, parkuojas ir laukia. Gražuolis Musteikos kaimas. Puodynės ant tvoros. Kadangi nacionalinis parkas čia, tai vat kokie pastatai gražus, autentiški. Čia va kryžiai. Taip, kas čia Jėzus Kristus. Einam pasižiūrėsim, kam čia skirstas. Kas čia? Eucharistijos metais. 1989. Reikia ChatGPT paklausti, kokie čia kryžiai. Jo, to taip ir padarysiu, jums papasakosiu. Ir būsiu labai gudrus. Nors einam pasiskaitysim informacinę lentą. Mūsų ChatGPT šiandien. Priešais jūs stovintis 3 kryžiai, kaimo centras nuo seno šioje vietoje stovėjo 2 mažesni kryžiai, o 36 metais kaimo jaunimas dar susibūrėsi Kazimių draugiją, pastatė 2 kryžimis 17 metrų aukščio kryžių. Prie šių kryžių musteikiškiai renkasi švęsti, gedėti, išlėti amžinybėn ar išvažiuoti autobusu į miestą. Iš viso Musteikos stovi 13 kryžių, o senosios kaimo kapinaitės yra Augustėlių gale už kalnelio. Nu, Augustėliai, čia kryžiai, Steponai, o mano sūnus Steponas, Steponai, turbūt taip, čia turbūt pirtelė. A jo, mes šit važiavom pirtelę. Ne čia, mes kažkur ten toliau. Kas yra 6. Pažiūrim. Bitininkystės ekspozicija. Nu, koks gražus daiktas. Sniego valymas senoviniu būdu, žiūrėkit, 2015 metais žmonės puoselė savo tradicijas. Musteikos etnoarchitektūrinis kaimas. Kultūros vertybių registre įtrauktas va. Kas norit, galite skanuoti QR kodą. Paskaitysi daugiau. Nice. Labai gražu. Nu ką, biškį pasifotkinau. Nesigauna gražių nuotraukų, nes mašina žiūri čia, saulė už nugaras, tai biškį kažkaip negražiai nusifotografavo. Nu, ir kaip ir. Ką, valgom košleną, šaltieną. Naminė šaltiena iš parduotuvės. Skanaus visiems tada, einu užkandžiauti. Nu va, skambino Gytis, atvažiuoja. Į pusiau tik valgyt. Sakau, pasieniečiai mane iškrapštė. Nespėjau net savo šaltieną susiversti. Jau vėl dirbti. Nu va. Nu, atošia. Jo, girdžiu. Čia pasižiūrėk padangas, nes greideris buvo perėjęs, važiavau ant ratnį, kad aš
Tai pradūriau, paskui čia meistrai džipui prasidūrė, čia matyti jisai sukelia kažkokių, žinai, nesąmonių. Nu dėkui, apsižiūrėsiu. Prasilenkiau su pasieniečiais, kaip atlėkė vos ne ant posūkio. Jo, man irgi su švyturėliais atverė tvarį iš galo, aš atsėdau valgyti, daužo duris. Sako, traukis. Ir ką turi trauktis? Nebegrįšit? Ne, negrįšim jau, gal visai laukia. Nu supratau, nieko greitai. Pavalgiau į tą tarpą. Ok, varau tada ir aš. Na, dabar sėkmės. Kolega Gytis. Geri vyriukai, dzūkai. Užkandu ir lėkiu. Kelias minutės palaukit. Būt gerai su pasieniečiais, nesusitikt, kakton muša. Reikčiau varyti. Ir vakaras artėja. Judesys smarkiai prasidės. Ten va, mums reikės sukti. Tai kažkur labai skuba jie. Gal koks judesys vyksta palei sieną iš Baltarusijos pusės, kad jie čia taip kaip įgelti ir laksta. Iš vakar darbavausi, nemačiau nei kartą. Šiandien gal 4 kartą jau, nu vienu žodžiu. Laksta ir laksta, laksta ir laksta. Vėl blemba ir su švyturėliais jie čia. Nu prasilenkiau. Ir su švyturėliais jie čia. Gal tikrai kažką vaikosi iš nelegalų. Dar kokių pažeidėjų, gal kokį droną praskraidina belarusai. Nu, gal daugiau nebebus jų. Dar man, žinot, ką šitas kelias primena? Čia važiuojant tarpais atrodo, kad važiuoju per Ice Road Truckers, kur Kanadai važinėja tas visas atokias vietas. Irgi čia važiuoju Dievo užmirštų kraštu, tarp tokių pušų, kelias vingiuotas, o toks visas siauras, nu vienu žodžiu. Pasiekiau kirtavietę, apsižabodamas važiavau tas duobes, tai vietom jau sunkiai traukė, sunkiai. Čia va išdegęs jau smėlis, sausutėlis, tai aš dar tikrai važiuosiu, dėl savęs nepergyvenu. Bet balnam jau čia gali būti reikalų, jau gerai įsibėgėti reikia, kad prašokt. Ir kasdieną, jeigu nebus lietaus, bus vis blogin. Taip, man dar reikia pasimti kelis kubelius prieš apsisukimą. Čia, man atrodo, pasienio apsaugos zona. Jau. Vakar buvo geriau. Tiek tas džiūstantis smėlis daro savo. Neprideda, jisai išplaukia. Skaldos mažai kur papilta. Labiau surišti ir viskas. Taip. Čepkelių raistas. O, matot čia irgi matyt vėjovartų, o ten nežinau, ar kamera jums perduos raiste, bet jau čia palikta gamtai pačiai išspręs šitą reikalą. Aš susikraunu šitą pradžiai štabeliuką. Blemba. Nu gal nieko, tas medis labai netrukdys man. Blemba žiūriu. Dulkių kamuolys ar ten mano. Ir vėl pasieniečiai kokie atlėkė. Ką, gal čia pravažiuos šituo kraštu? Ar ten mano stovi dulkės, nesuprantu, vėjo nėra. Ten labai jau buvo viskas išdegę. Nu panašu, kad nieks neartėja. Jau baimė man įvarė jie.
Ko? Tai va, žiūriu, biški kraudamas, dėmesį bandau atkreipti. Tai va, už šitos vat linijos yra Čepkelių rezervatas. Matosi, sustatytos va ten, iš aukščiau mačiau, tos lentelės informuojančios apie rezervatą. Galime pažiūrėti, ar kažkas senas betonuotas, toks informacinis koks ženklas. Ai va, jau nulūpta, nieko ant jo nebėra. Nu, vienu žodžiu, čia dar ne, bet į šitą pusę jau rezervatas. Jau už metrą teisiškai eit negaliu, pagal taisyklės. Ką? Dar kaip po vėjovartų, tai ilgių da visokių rastų. Pažiūrėkit. Pagriebiau, sakau, pasidėsiu. Ant save žiūriu, kad išlindė. Šitą rungą beveik liečia. Ką, judam suktis ir iki sekančio šito keliuko. Kažkur jau turėtų būti apsisukimas. Tai va, matau kameras. Tokiu pat principu, į kairę, atgal ir vėl į kairę. Ir grįžtam prie Štabeliaus. Va. Taip. Čia sukomės. Vakar naktį čia, kai sukiaus, tai galvojau, kad ten tiesiai, vat, kur stumėmės, nueina tos visos kameros, taip toliau, aš čia į šoną. Biški. Turbūt dėl reljefo ir gamtinių sąlygų tenka taip tiest. Jam kaip čia man blogai užsimetė. O tai žioplys, bešnekėdamas. Nuvairavau ne kur reikia. Jo, aš ne moteris, kad galėčiau 2 darbus vienu metu daryti. Turiu arba vairuoti, arba šnekėti, arba filmuoti. Kai šneku ir vairuoju, tai taip ir būna. Ne egzaminą laiko mane. Galima ir pasitaisyti. Ne bėda. Bet ir čia va žiūriu apsisukimas, kur smėlis irgi pradeda kilotis. Birėt, džiūt ir gera nebus nuo to. Smėliuose keliai, negalės sakyti, kai smarkiai prilyja negerai ir kai nelyja negerai. Toks sweet spot, tai turėtų būti gal kokio 2 dienos po gero lietaus, kai jau susigėrė, susitrombavęs keliai smėliai, dar neišdžiūvę. O tada turbūt liuksiškai. Kai ilgai išliaugia irgi, viskas išplaukia, pasidaro nepravažiuojama. Kai žiūna, irgi pasidaro nepravažiuojama, tai žodžiu. Tokius kraštus geriau važiuoti tada, kai turi visą reikiamą informaciją ir viską žinai.
Dar vienas pasikrovimas pavyko puikiai. Dabar tai reikia iš čia išsikapstyti. Tai čia per sandėlį kaip ir gerai turėtų būti, jau gale sandėlio biškiai įdomiau. Turėtų čia balnam užtekt, kiek išvežęs gal 4 kokiem plius minus. Ne, nors bendrai nusišneku, biškiai daugiau turėtų būti kokiem. Jo, apie 4 balnus turėčiau pakrauti. Žiūrim čia, kas gero bus dabar. Ta duobė, kur pralūžus, va ta baisiausia čia. Tai aš dar važiuodamas bandžiau lipti ant kraštų žabotis, tai gal biškį dar paskleidė tą smėlio, kad giliai nelystų į nesimuštų duobės. Dulkės vat ir stovi. Aš galvojau, kad atlėkė kažkas čia, ašgi pralėkiau. Taip, čia viena duobė, o matosi mano žabota net. Biškį vat arčiau vidurė jau, kad nemušt gilesnių duobių. Čia irgi galima taip daryti, nieko pavojinga nėra. Čia, va, matos, kur pravažiuota biškį smėlis pastumtas link vidurio. Taip, nu va šita va vietelė linksmesnė. Nu va, irgi, jeigu gerai mato, tai mano pasižabota yra va biškį smėlis prastumtytas. O šitoj duobė. Bet kieta. Dugnas jaučiasi, nėra taip, kad prasmenga ir nebėra tavęs. Tai čia jaučiasi, kad dar kažką atsirėmė. Bet jo, tipinis Dzūkijos kraštovaizdis, keliai tipiniai, smėlynai. Tai va. Viskas kaimelį pasiekiau, lyg ir laimingai. Paskutinis posūkis liko. Ir nusikraut ir eiti ilsėtis. Šiandien dar užteks rytoj atsilikę balniukai, sumetu. Turbūt link namų judėsiu. Koks gražus dzūkiškas kaimas. Dieve, negali atsigražėti. Reikia net braukt, norint užsisukt. Lemba, biškį jaučiu, reikia gal paduot. Biškį plačiau reikia imti. Kažkaip taip įdomiai jis man. Reikia kuo arčiau to stulpelio. Suktis ir būt gerai nekliudyt. Nei stulpelio, nei tvoros. Opa. Bet visus kartus įvažiavau, tai gal ir dabar įvažiuosiu. Nesuprantu, kas čia šakas, turbūt į stogą liečiasi. Ten lygiai eina tvarkingai. Nu.
Neišlaužiau. Liuks. Labai gerai. Pravažiavom. Viskas buvo. Blemba, šiandien daug darbo padariau. Eisiu ilsėtis. Blemba, jau žinokit, jaučias, pavargau. Reikia greičiau apsidirbti. Sustojau. Iš lauko nešneku, nes neįsivaizduot, kas dar čia su uodais. Dar kol sėdžiu viršui, kol krauna, tai dar pakenčiamai. Ten vis tiek tokia smarvė, tepalai, karštis, tai kažkaip jie labai nelenda, bet iki lauką išlipė. Pjauna gyvo. Tokie nesveiki spiečiai. Pipėts. Va, užsikaičiu arbatėlės. Turiu arbatinį nuo rozetės šitos. Pasidariau arbatos. Kokią aš čia radau. Kai sirgau, nusipirkau va tokią. Imbierą su citrinom. Tai va, atsigersim ir dabar. O, da vandens pripyliau biškį. Nieko. Prasiplaus. Kilimai. Tai va, geriu arbatą. Valgau sūrį ir einu ilsėtis. Jo, dienelė tokia, vat, kaip matėt, smagi. Ką, visą dieną įsivežiau, jums porą reisų parodžiau. Labai džiaugiuosi, kad į tokį gražų kraštą atvažiavau. Visi, kas turit galimybę, atvarykit būtinai Čepkelių rezervatą, išvis čia gamta tokia nuostabi. Čia kažkas nerealaus, tie miškai kokią grožę. Aišku, čia manęs turbūt nei kvapo nebūtų, jeigu net tos išvartos vėja, nes nemačiau, kad čia kažkokie kirtimai būtų, dar kažką turbūt stipriai ribojami. Jo labiau, kad ir siena prie pat, pagal įstatymą ten plenų negali būti kirtimų. Čia nacionalinis parkas, draustinis, rezervatas, ne draustinis, tai daug vienu žodžiu reikalų. Nu ir nelendam, nereikia ir nelendam. Gamta, tai sakau, kažkas įspūdinga. Vakar atvažinėjau gal apie kokią 8 valandą buvo, taip jau prietėm, ne tamsu, bet jau vakarėja. Važiuoju tuo keliuku, vingiuoju, tik šiūrė briedis stovi ant kelio. Ir va tie miškai, kadangi tokie peršviečiami, viskas toli matosi, įsiganda man, taip iš paskui, kol žiūri, vaikštų ant kelio. Pum, savo ilgų kojų nurisnojo per mišką. Nu, čia jau šitą masyvę vilkų, lūšių, čia kurtiniai gyvena. Kas čia dar? Iš tikrųjų, jaučiu miškų čia dar rasti. Labai neinu nuotykių naktį ieškoti. Sėdi savo viduj. Susirakinęs. Tai va, gerbėmieji, lyg ir tiek. Ką dar jums papasakot? Tokios vadenelės. Dar, jeigu netingit mano reelsus pažiūrėkit. YouTube'as neleidžia to muziką kelt, blokuoja, tai jūs per Facebook, Instagramą mane pasiekit. Karts nuo karto įkeliu ten kokį reelsą sukūręs, tai Facebook'e Marius Ribikė, Instagram'e Marelis 001, tai susiraskit, pasižiūrėsit, įvertinsit. Visai irgi toks įdomus žanras. Reikia informaciją greitai, koncentruotai, gražiai pateikti. Irgi taip įdomiai. Skiriasi nuo šitą, ką jums rodau apie vlogus savo, tai irgi patinka visai. Čia paskutinis su mocu išvariau pasivažinėti. Tai vyko filmavimai visą 3 valandas, gal medžiagą rankiausi, kol surankiau, ko norėjau, ką norėjau, kur norėjau. Atrodo, nuvažiuosiu, nusifilmuosiu ir viskas. Blemba, pradedi filmuoti tam kely, kai važiuoji. Turiu žiūrėti, kad eismo intensyvaus nebūtų, susirasti vėl. Juo labiau vienas, viską darau vienas. Ir operatorius, ir idėjų, ir montuot, vienu žodžiu. Darbo daug. Ką, lyg ir viskas. O jūs prenumeruokit, laikinkit, komentuokit, klauskit, stengsiuosi atsakyti. Gal ne taip operatyviai pavyksta, bet labai stengiuosi. Ką čia dar? Paremkit Contribui. Jūsų paramą naudoju labai kilniam tikslui. Paskutinį pirkinį aš jums galiu parodyti. Jeigu pastebėtum. Štai mano paskutinis pirkinys.
gimbalą arba stabilizatorių iš Contribui rėmimo. Vat, nusipirkau gimbalą, mikrofonas. Draugai padovanojo čekį, tai viena iš tų kamerų, šito naujausia kairinė. Ir manau, nuo to tik tai kokybė kyla. Kartais nespėju, negaliu jum nufilmuoti, kai ko parodyti, bet dažniausiai nespėju. Tiesiog nespėju persiplėšti. Visą dieną bėgte dar pafilmuoti, kai reikia, tai diena sproksta. Tai va, viskas, einu ilsėtis, ne kažką liko, vėl čia kalbėsiu, pasibaigs tai vakaras, nespės vėl atsipūsti. Labai jums dėkoju, kad būnat, laikinat, prenumeruojat, remiat ir iki sekančio, gerbiamieji.